Išsikraustam iš savo viešbutėlio prabangaus tarifas. Vakarėlis buvo kaip reikiant. Ta picerija grįžau dar antrą kartą valgyti, tai patiko. Tai uždarėm visus barus ir tada jau ėjom miegot. Tai labai linksma. Miestelis dar vėl iš naujo tik atsigauna. Aš sakiau, jeigu ta picerija būtų šiandien dirbus, dabar aš tikrai vėl ją eičiau pusryčių. Dabar mūsų planelis labai paprastas, turime dar aplankyti 2 vietas, 2 pliažus. Tai dabar pasimsim automobilį iš parkingo, sumokėsim kokią 15 eurų už parą, kiek jie čia saugojo. Ir dar pravažiuosim pamatyti Afrikos gabaliuką. Nu ir tada kuklios 3 valandos namo. Vina labai nekantrauja. Aš čia žiūriu ledų, gal kažkas turi. Vėl jinai stanaisti. Ar yra čia ledų? Tu, kankėtai, žiūrėk, kur eini su tą kuprinę. Vas per nosinę gavau. Už tokį persivalgymą vakar į bažnytėlę reiktų nueiti. Kokia moment of truth. Ar matysis Afrika, ar ne? Debesuota. Biški matosi, biški matosi. Nežinau, ar per kamerą matosi, bet likakim matosi. Tolumoj, Uolos kalnai, laivų daug, šiaip tai nieko čia gražaus nėra. Tarifas miestas, didelis vėjas, uostas. Manau, kad pažiūrėjom. Atvykom į Bolonijos paplūdimį. Nu čia taip bus toks biški laukinis, nes toks vat ir parkovkė tokia jau, sakant, ne pati geriausia. Eime, pasižiūrėt. Žmonių nedaug, labai didelis vėjas, tai neužtruksim. Apsižiūrim ir tepsim slidės. Ai, čia yra archeologijos muziejus, va kas čia. Tai archeologijos parkas. Atliekos visokios rumėnų arba marokiečių. O tenas yra ta didžioji kopa, ten labai fainai. Viskas čia aptverta, tai bandysime apeiti. Matom kavinukę, čiuringitos. Nu ir kaip čia atrodo? Labai gražiai. Gražiai. Labai. Labai ir gražus smėlis. Jo, prie šito man. Kvarcinis. Ir mėlyna jau jūra, nebe ruda. Kaip skiriasi tas pats vandenynas, o taip pat skirtingi ruožai, skirtingi dumbliai ir skirtingos spalvos. O, kaip gerai varo į veidą, peilingas. Einam? Ar ne? Ar tu nenori? Vilna norėjo išvengti smėlio, sakė, taku eina. Nu ir kaip takas? O jeto tas smėliukas toksai birus, fainas. Tai jau čia jau tas lietuviškas, ane? Sakė taip. Kopa. Kopa po kopas. Einam į Parnedžio kopą pasižiūrėsim. Čia buvo soliukai kadais. Yra tikrai labai sunku. Kojas gelės, smėlis. Radau šiukšlę. Nešu įdėt atgal, spėju buvo tam laive. Nėra čia ko. Reikia tvarkingai palikti pas save.
Dabar reiktų ten tą pušyną, žinok, viniotis. Jaučiu. Gerai. Vos nulaikau tą kėdę. Padėjom. Visio. Eina savo pusėje. Minam. Geriau jau į kopas, į aukštį. Bet šiaip amazing. Nežinau, kiek girdisi, bet amazing. Atsitraukiam nuo vėjo šiek tiek. Nu, žiauriai gražus paplūdimys. Tiem čia puškyną tokį užuovėje. Tai very good. Tai su Evelina bandom priimti sprendimą, nes šiaip iš paplūdimių čia paskutinis tas gražiausias. Ir manau, kad... Ant kiek nerealus savaitgalis buvo, kaip gražu visur, kad tu važiuoji vis kitą vietą ir vis gražiau. Tikrai labai gražus paplūdimys, ypač kai jisai dabar toks laukinis, nes dėl oro sąlygų daug žmonių nenori čia eiti, bet amazing atrodo. Ir pušynas, ir pilingas kojom mano, tai darytas aš žinau, kad kraujuot turėtų tuoj tos kojos. Džiauriai gražiai atrodo šakis. Amazing. Šiaip kas yra įdomu, kad nėra palmių jokių. Viskas, nu, čia tokie krūmai, kažkokie vienokie kitokie panašesni. Kaktusas, sakytas spygliuočiai. Nu, labai čia rekomenduojama atvykti, tikrai verta. Kas važiuojat į Gibraltarą, tai va čia 20-30 minučių pavažiuot. Ir Bolonijos paplūdimiai jūsų paslaugoms. Čia tai pasižiūrėjus, įvertinus, visas kaimas buvo įsikūręs, ten Tolumojo amfiteatras. Čia gyvenamos patalpos, atrodo, sąramos sudėtos, viską tvarkingai. Kadangi jau 1 valandėlė, tai reiškia pietus, nu tai prie to paplūdimio ir kaip jau pasidomėjau, tai romėnų. Termų, romėnų, žvejų miestelio ir uostelio. Visi sakė pavalgyti, aš sakiau vištienos kažkokių nesąmonių, Evelina čia prabangiai, žuvį kažkokią prabangiai pasiėmė, ne? Skanus kroketai. Nu, good. Bevalgiant kroketus atradau budulio kroketus, juodi. Nu, čia yra to aštunkojo rašalas. Nu, nelabai. Atnešė Evelinos žuvį. Nu, šiaip kroketus vis dėlto vertinam neblogai, išskyrus tą budulio kroketus. Tu galėtų ir nebūti. Čia mano vaikiški vištienos pagaliukai su fritkiam, o Evelinos yra skrudinta žuvis su fritkiam. Gal bus skanus, tikiuosi. Vis tiek 3 valandas kelionėlė laukia namo. Neblogai? Pavalgėm, susimokėjom 48 eurus, tai daugokai, kaip už 2 vaikiškus patiekalus, bet nu, pavalgėm ir viskas to gerai, kroketai buvo brangus. Dabar važiuosime į sekantį tašką, į dykumos tokį kelią, užpustytą kažkokią kopą, bus matyt. Oras suprastėjo, didelis vėjas, saulė paslėpė, tai ir temperatūra biškį pakrito. Nu ir dabar čia tais kaimo keliukais varinėsim. Sukom nuo pagrindinio kelio į Punta Paloma. Čia turėtų būti toksai apipustyta gatvė šalia jūros. Tai toks ne visai paplūdimys, tai tiesiog toks lankytinas objektas. Na, pažiūrėsim, jeigu yra smėlio ir yra jūra, vadinsim tai paplūdimiu. Nu, kaip įdomiai. Traktorius ir dirba, tai ir brūžina čia turbūt visą dieną, kadangi vėjo labai daug. Net matosi, kaip pusto per viršūnėlę pažiūrėjau. Aha. Geras pažiūrėsim, čia galima bus kažkur ten sustot, kad... Oi, smagiai čia nai mašinai. Smėliuko biškį. Šmagaliukai vaikštinėjo. Nu ką čia kopas, kaip kopas.
Važiavom čia taip jau visai patį galą, visiškai neverta buvo. Kažkokias čia grįvėsiai. Palikti kažkokia senovinė karinė zona. Su kuo čia kariau, vis dar neaišku. Grįžtam dar pasivaikščiot po tos kopas. Nu va, ukrainiečiai atvažiavę, turistauja Ispanijai. Mes irgi čia biškį sustojam. Bet netoks. Žvėriukas čia. Ten gražiau. Nueinam ant tos kopos. Čia yra ta kopa labai ant kalno. Net neįsivaizduoju, čia kas nors girdisi, ne? Bus ką su montavimu nuveikti. Ai, kaip kala. Šunį turim. Oi, su jėgos aitvarais tolumoj. O vėjas, neįsivaizduoju kiek, belė kiek. Visas vėjas. Debesis kaip varo. Eina savo. Gerai, tai viskas užteks. O jėtų, lekiame vidų į mašiną, kol dar yra dažai ant mašinos. O plaukučiai, mergaitė. Su šiaudais. Nu, šiaudų boba. Namo. Ir dar nevaruoju. Laukiam, kol smėlio valytuvas baigs darbą. Aha.